Estival Centurion viešbutis. Estival labai geras tinklas. Šis viešbutis yra Cambrils miestelyje. Cambrils miestelis nėra toksai nuostabus, kaip jau čia įsivaizduoju, tai daugiau viešbutynas. Bet į kitą pusę, tarkim, į dešinę yra Cambrils uostas, į kurį galite dviračiais nuvažiuoti promenada. Arba tiesiog nueiti per kokį, nežinau, nepilną pusvalandį, 20 minučių. Taip, kad vieta viešbučio tikrai yra gera. Estival tinklas garsėja savo maistu, va čia dviračių nuoma. Dviračiai grubiai 6 eurai 2 valandos. Fainas, tikrai fainas. Tai va, festivalis turi ir senų viešbučių, nerenovuotų, bet turi ir labai fainą. Pagrindinis restoranas. Viskas gražu, švaru, tvarkinga. Maistas, va, kaip ir minėjo, festivaliuose yra tikrai labai geras. Registratūra jauki, faina. Iškart va už šio baseino yra pagrindinė promenada, kuri jungia kelis miestelius, Cambrils uostą, patį Cambrilį. Ir toliau į kairę eina Salau ir Lapinedo miestelį. Iki Lapinedos neprivažiuosite, bet į Salau galite ir nueiti arba nuvažiuoti dviračiu. Ir vakare pravažiuojant pro šitą viešbutį mes jau grožėjomės, galvom, kas čia per viešbutis. Labai fainas miesto tipo viešbutis, yra uždaras. Nuo promenados galima eiti su viešbučio kortele. O čia yra zona, pagrindinė restorano zona lauke. Esant šiltam orui stiklai atitraukiami ir jūs turite va tokią fainą terasą su vaizdu į jūrą. Čia vyksta ir viešbučio animacija, zonoje prie baseino ir zonoje prie jūros to pačiu. Iš išorės viešbutis atrodo naujas. Pora baseiniukų, vaikų baseinas ir va pagrindinis baseinas, dar sikelį žvilgtelim, ir animacijos scena. Faini baldai. Bare arba snack bare, taip sakant. Ir va čia yra ta pagrindinė promenada, kuri jungia miestelius. Atitverta stiklinė tvorelė, tai svetimi nepapuls. Paplūdimio zona, paplūdimys yra mokamas, visoje Ispanijai paplūdimiai yra mokami, tai yra jūs galite gulėti su savo rankšluostukais nemokamai, bet skėčiai gultai apie 15 eurų. Ir va matot, žmonės važiuoja ir dviračiais, saugu, mašinos čia nevažiuoja. Va, kaip ir minėjau, išėjimas yra kairėje pusėje pro vartelius su kambario kortele. Įėjimas yra su kortelė, išėjimas nemokamas. Galybė staliukų lauke. Ir dar viena restorano zona. Ir einam žiūrėti kambarių. Visada smalsu įlysti į nesutvarkytą kambarį. Aha, žiūrėsime standartinį kambarį su vaizdu į jūrą. Oi, kambarys labai jaukus ir matosi, kad naujas. Labai fainas, lankiojantis spinta. Seifas.
Kambaryje arbatinukas, televizorius. Kambarys toks, kad jau antra lova, dar viena papildoma lova netilptų. Ir čia CVU kambarys, o mes išeinam į šitą fainą zoną, į baseinų zoną ir vaizdas į jūrą ir toks. Viešbutis turi ir ne CVU kambarių, tai yra į gatvės pusę, į miesto pusę, tai tikrai verta imti CVU, labai fainas ir tyliau bus. Ir vonios kambaryje maži buteliukai kosmetikos. Džiovintuvas Valera, vadinasi džiovins normaliai, nepamytas dabar. Ir vonia visiškai renovuota, kaip ir kambarys, atrodo nuostabiai, tualetas yra taip pačioje zonoje. Nuo trečio aukšto, trečias aukštas yra pastatytas 12 metais ir tai yra naujesnis aukštas ir čia jau yra siuitai kambariai. Matosi ir koridorių visiškai kitoks stilius ir va matom, kad turi lovytę, galima užsisakyti. Estival viešbučio superior kambarys. Matome vieną zoną ir čia gali gyventi 4 žmonės. Sofa su normaliu čiužiniu, ekstra lova su normaliu čiužiniu. Ir nuo trečio aukšto, kaip ir minėjau, yra superior kambariai. Jie yra pastatyti daug vėliau, tas aukštas negu visas kitas viešbutis prieš tai buvo. Tai va, ir turi ir CVU, ir ne CVU. Šiaip labai erdvus. Labai erdvus, fainas kambarys. Nu, toksai galbūt beisi, gal jaukumo šiek tiek ir trūktų, bet tikrai viskas labai gerai. Ir iš miegamojo, nu, nes vienas kambarys, vonios kambarys, dušo kabina, viskas nauja, viskas labai gražu. Ir tualetas su durimis iš vonios kambario. Nu ir liuks spinta čia.